Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis Irena ir Paulius, Gerų naujienų televizijos laidoje Žalias skonis. Šiandien tęsime savo laidų ciklą ir norime toliau pakalbėti apie sveikesnį gyvenseną bei mitybą gyvų maistu. Sveikas, Pauliau. Labadiena, Irena. Laidą norėčiau pradėti nuo pokalbio ir klausimo tau apie pokyčius. Kadangi pats esi sukūręs šią programą, gyvo maisto programą, niekas kitas geriau tikrai neatsakys į klausimus, kurie man iškilo. Ir vienas iš jų yra šis. Nuo ko pradėti pokyčius? Žmonės yra labai jautrus ir inertiški. Jie yra prisirišę prie tos socialinės aplinkos, kurioje jie gyvena. Ir juos lydi baimė. Tai yra, kada mes kažką norime pakeisti, mums darosi baisu. Mes einam į nežinią. Tai yra, tai, kas buvo, mums yra suprantama. Ir čia įsijungia mūsų protas. Ir jisai mus pradeda valdyti. Yra labai svarbu, manau, atsitraukti ir pažiūrėti į save iš šalies. Ir pasakyti, kad mielas mano prote, tu esi labai reikalingas, bet šiam etape gyvenimo aš norėčiau, kad tu patylėtum ir padėtum man, o ne protestuotum, nes protas sako, o kam tau to reikia, o kas tau iš to, vis tiek nieko nebus. Ir visą laiką, ir tada užsiveda dar ir aplinka. Reiškia, nes tada žmonės artimieji sako, nieko čia iš to neišeis, kam tau to reikia, gyvenai taip gyvenai, mano seneliai, mano tėvai valgė tos lašinius ir tu valgė, nieko čia blogo nebus, čia visiškai nuo to priklauso. Tai yra labai svarbu žmogui sustoti. Tai yra, jeigu aš susidūriau su kažkokia problema, tai aš neturiu iš karto pulti jos spręsti. Jeigu aš susidūriau su kažkokiu sveikatos iššūkiu, aš turiu sustoti, atsitraukti ir pagalvoti, o kaipgi man toliau daryti, kodėl su manim taip atsitiko. Ir tada, kada žmonės sustoja, jie pradeda domėtis, jie pradeda skaityti, jie pradeda galvoti, jie pradeda mąstyti ir tada atsiranda tikrasis noras keistis. Kodėl verta rinktis valgyti kokybišką, švarų, ekologišką ir gyvą maistą? Maistas tai yra energijos ir gyvybės šaltinis. Ir yra sakoma, ką valgai, tuo ir pats patampi. Jeigu mes iš viso nekreipiame dėmesio į tai, ką mes valgome, jeigu mes nugriebiam kažką, tai jeigu mes valgom kažkokius maisto produktus, kuriuose gausu chemijos, ko mes galime tikėtis iš savo organizmo? Organizmas kovoja kiek gali, bet jisai yra tiesiog nepajėgus pakelti tos naštos, kurią mes uždedam su ta mityba, tarkim, kurią mes šiandieną, kurią siūlo visuomenė. Supraskim, kad mes esam įtakojami tiek daugelio faktorių. Reklamos. Juk prieš 100 metų žmogus, jisai, kada pamatydavo maistą, jisai jį ir valgydavo. Jisai pamatydavo tik tai tada, kad jisai buvo paruoštas. Dabar mus vilioja reklamos, mus vilioja kvapai, mes einam į parduotuvę, mes einam pro kavinę ir mes nebegalim atsilaikyti. Be sąmoningumo mes nebegalim šiandieną išgyventi. Ir aš už tai visada prisimenu Viktoro Kulvinsko knygos pavadinimą Kaip išgyventi 21 amžiui, kuris iš pradžių mane šokiravo. Bet iš tiesų yra iššūkis, kaip mums išgyventi, kaip mums užauginti sveikus vaikus. Dėl to verta valgyti sveiką maistą, dėl to verta skaityti etiketes. Kas ten parašyta? Reikia domėtis, kas tai yra sveikas maistas. Nes žmonės yra labai dažnai klaidinami įvairiausių dietų, visokių ir įvairiausių kažkokių tai badavimo, nepamatuotų technologijų. Galbūt tam žmogui visai nereikia tuo metu badauti, bet jisai užsikabino už kažkokios tai reklamos. Žmonės yra visada viliojami į kažkokius tai spastus, todėl jie tik patys gali nuspręsti, ką jie nori daryti ir kaip jiems reikia daryti. Tai yra, žmogus turi būti sąmoninga būtybė, filtruoti tai, kas yra melas, atsirinkti jam tinkamą tiesą. Ir tai yra labai svarbu. Tiesiog ugdyti sąmoningumą. Mes
pamiršome, kad yra tam tikri higienos reikalavimai ir kad valstybė sudaro mums sąlygas ir priverčia gamintoją parašyti, iš ko tas maistas pagamintas. Bet mes dažnai nesidomim ir neskaitom tų etikečių. Tai aš tiesiog rekomenduoju žmonėm turėti lūpą, kažkokį padidinimo stiklą ir su to padidinimo stiklu atėjus į parduotuvę visgi skaityti tas etiketes. Ir jūs patikėkit, mėly televizijos žiūrovai, kad jūs nustebsite, kokį šlamštą dažnai mums siūlo maisto gamintojai. Jie tiesiog mus apgauna gražiom pakuotėm, jie apgauna mus gražiom televizijos reklamom. Ir aš vienoj mokykloje vaikam ir esu atsakęs į šitą klausimą, kada jie manęs paklausė, Pauliau, o kaip mums atpažinti, kas yra geras maistas, kas yra blogas maistas? Aš jiems sakau, jeigu jūs matėt kokią nors maisto produkto reklamą per televiziją, gausiai rodančią, tai žinokite, kad tai nėra maistas. Tai yra tiesiog bandymas įsivilioti į spąstus, nes ten visi pinigai nukeliauja į marketingą ir į reklamą ir apie maistą dažniausiai yra negalvojama. Aišku, yra kažkokių nedidelių išimčių, bet visumoje taip gali atpažinti. Reikia skaityti. Tarkim, yra daug raidelių E ir šalia tų raidelių E yra visokių skaičiukų. Pavyzdžiui, E621 mononatrio gliutamatas, tai yra skonio stipriklis, tai yra cheminė medžiaga, kuri sukelia priklausomybę tam tikram maistui, kuris skatina pastoviai apetitą, tai yra visai, ką mes norim ir norim valgyti. Ir tarkim, jeigu vaikai vartoja daug produktų, kuriuose yra E621 mononatrio gliutamatas, jie nebegali valgyti kitokio maisto, kuris turi natūralų tokį skonį, kokį iš tikrųjų maistas turi. O toliau yra visokie konservantai, skonių stiprikliai, kitų rūšių, įvairios sintetiniai dažai. Tiesiog jeigu prirašyta daug E, tai nevalgykim tokio maisto, nepirkim tokio maisto, net nebūtina gilintis. Tiesiog prirašyta ieškom, visada galima rasti tų produktų, kuriuose nėra tiek daug E. Kodėl dedama? Dėl to, kad pramoniai yra labai patogu. Maisto produktai galioja ilgiau, jie sukelia priklausomybę ir dar, mėlyje, žinokim, kad visos didžiosios maisto korporacijos turi savo chemijos padalinius, kurie deda į maistą tam tikrus cheminius ingredientus, kurie sukelia priklausomybę būtent tam maistui, kad jūs tik tai tą maistą ir pirktumėt. Ir taip didžiosios korporacijos kovoja už tą vartotoją ir taip skatina jo vartojimą. Galiu dar pasakyti, kad negerkime vaisvandenį. Negerkim Coca-Colos. Už tai, kad yra dabar tyrimai padaryti, kad vienas butelis vaisvandenių per dieną tai yra 4,7 kg papildomo svorio per metus. Ir mūsų tautai gresia toks pat nutukimas, kokį mes dabar stebėjome Amerikoje, kur 39% visų žmonių yra nutukę. Tai yra didžiulė epidemija ir nemanykim, kad šita epidemija aplenks Lietuvą. Na ir galiausiai, jeigu žmogus sąmoningai apsisprendė įgyvendinti savo planus ir keisti mitybą, nuo ko reikėtų pradėti? Atsikėlėm iš ryto ir išgėrėm stiklinę vandens, pageidautina su citrina, dėl to, kad citrina šarmina organizmą ir padeda organizmui valytis. Mes turim suprasti žmogaus paros biologinį ritmą, kad mūsų organizmas nuo 4 ryto iki 12 dienos jisai valosi. Ir tai mes jam su pusryčiais padėkim išsivalyti. Tai yra, valgykim lengvą, daugiau angliavandenių prisotintą maistą. Tai yra vaisiai, bet jeigu valgom vaisius, tai valgykim jį su žaliesiais. Valgykim tą maistą, darykimės kokteilius, valgykim obuolius, tarkim, su kažkokiom tai salotom. Arba daiginkim grikius, avižas. Galim naudoti labai daug kruopų ir jas tiesiog sudaiginti ir valgyti žalias. Jas nebūtina virti. Tarkim, avižos arba grikiai, jos galima per naktį susidaiginti ir iš ryto jau jie atbudusiais fermentais yra žymiai naudingesni mūsų organizmui ir dėti jos į kokteilį, kaip pagrindą kokteilių. Arba daryti avižų, tarkim, košę, žalių avižų košę, daigintų avižų košę. Ir tai yra labai svarbu. Jeigu mes iki 12 dienos leisim organizmui išsivalyti po nakties, susitvarkyti, tai mums būtinai
organizmas atsakys kažkokia tai sveikata. Kada aš kalbu apie grikius, tai aš turiu omeny termiškai neapdorotus, nekepintus grikius, kurie yra tokie šviesus. Ir šiandien parduotuvėse galima rasti termiškai neapdorotų grikių, termiškai neapdorotų avižų. Mes galime nusipirkti malūnėlį ir patys sutraiškyti tą avižos grūdą. Nebūtinai mums reikia pirkti pramoniniu būdu suspaustas avižas, nes jos labai greitai oksiduojasi ir praranda savo maistinės savybės. Taigi yra daugybė dalykų. Aišku, reikia domėtis, reikia skaityti. Mes čia Gyvo maisto programai kiekvieną dieną vis duodam skirtingus pusryčius ir 7 dienas mes žmonės per 7 dienas išmokom įvairiausių būdų, kaip galima tos pusryčius pavalgyti sveikai. Bet jokių būdų nevalgykim per pusryčius sumuštinių, jokių mėsos produktų ir aš netgi nerekomenduoju ir varškės, ir jogurto per pusryčius, nes tai irgi yra gyvūninės kilmės maistas, sunkus maistas ir jisai organizmus sukelia stresą ir sustabdo organizmo valymosi procesą. O mums, kaip aš jau sakiau, iš ryto reikia iki 12 padėti organizmui. Toliau, ką dar labai lengva pakeisti, tai yra, kaip aš jau minėjau, išgėrėm vandens, tada suvalgėm lengvus pusryčius ir aš siūlyčiau dar stengtis nevalgyti naktį. Ir turbūt pati pagrindinė taisyklė - niekada nevalgykit žiūrėdami televizorių, nes jūs nepajusite, kaip jūs suvalgysit kokį kilogramą riešutų arba kažkokių čipsų porą pakelių. Tiesiog, jeigu valgote, tai gerbkit savo organizmą, pasakykit, kad aš dabar valgau, aš dabar neatsakinėju telefonu, aš šiuo metu nedirbu, paskirkit bent tą 15 minučių savo pusryčiams, pietums ir vakarieniai, tada, kada jūs pamastysite apie maistą. Organizmas atsilygins tuo pačiu. Tada jūs labiau pajusite, ko jums iš tikrųjų reikia. Ir tai pagrindinės taisyklės būtų kelios. Tai yra išgerti iš ryto vandens, tai yra nevalgyti toliau per pusryčius sunkaus maisto, stengtis nevalgyti naktį ir vėlai, niekada nevalgyti dirbant ir žiūrint televizorių arba sėdint prie kompiuterio ir mažinti vaisvandenių, energetinių gėrimų ir tame tarpe kavos. Jeigu jūs geriate 2 puodelius per dieną kavos, tai jau yra daug. Aš sakyčiau, sumažinkite iki 1. Jeigu geriate 1 puodelį, tai galbūt išgerkim kas 2 dieną, nes kava sukelia irgi didžiulę priklausomybę, jinai rūgština organizmą. Ir skaitykime etiketes ir tai jau bus tiek daug. Jums atsivers visas maisto pasaulis. Jeigu jūs nevalgysit maisto su E621, jūs pradėsite pajusti tikrą maisto skonį. Pauliau, aš pati labai mėgstu saulėgrąžų daigus. Ar galėtum ką pasiūlyti? Saulėgrąžų daigai pagal mūsų tautietės Ann Wigmore mokymą yra pats naudingiausias augalas žemėje. Tiesiog saulėgrąžų daigus mes turėtume valgyti nuo rudens iki pavasario, tol, kol atsiranda laukiniai augalai arba mūsų vietiniai žalumynai. Mes neturim kito pasirinkimo gyvendami šitoje klimatinėje zonoje. Ir tai yra labai svarbu suprasti. Ir aš tai sakau paprastai, sveika mityba be saulėgrąžų daigų Lietuvoje, mūsų klimatinėje zonoje, yra tiesiog neįmanoma. Už tai, kad kokių daržovių dabar arba kokių žalėsių dabar sausio mėnesį mes galime rasti. Tai yra kažkur Olandijoje šiltnamiuose išaugintos pramoninės salotos arba špinatai, arba Lenkijoje išauginti, mes nežinom nei kas išaugino, nei kaip išaugino. Auginkit saulėgrąžų daigus patys namuose. Jeigu neturit tam laiko ar sąlygų, tada galite nusipirkti. Lietuvoje šiuo metu yra daug saulėgrąžų daigų augintojų, kurie siūlo šitą puikų produktą būtent išaugintą namuose, išaugintą mūsų čia prieš porą ir nuskinta greičiausiai iš ryto. Mes, tarkim, irgi auginame saulėgrąžų daigus ir
Parduodame juos žmonėm ir mes nuskinam saulėgrąžų daigus iš ryto ir jau per pietų visi Lietuvos žmonės, kurie iš mūsų nusiperka saulėgrąžų daigus, gali rasti juos. Mūsų puslapis, kuriam jūs galite rasti saulėgrąžų daigus, yra gyvasismaistas.lt ir tam puslapį gyvasismaistas.lt jūs rasite telefoną, pasiskambinkit, mes atsiunčiam visus Lietuvos kampelius visiems norintiems. Ačiū, Pauliau, už informaciją, už tavo laiką ir pagalbą. Sveiki, susitinkam vėl mūsų studijos virtuvėje, laidoje Žalias skonis. Šiandien noriu pasidalinti žaliu, šviežiai ir spalva, ir skoniu žaliu receptukų sriubos, kurią aš ponios Linos Digrienės sutikimu šiandien su jumis pabandysiu čia studijoje pasidaryti. Kadangi užtikau tokią grupę Augalinė mityba, kurios administratorė yra ponia Lina, aš jai be galo dėkinga už leidimą ir už puikų receptą, jo labiau, kad kai pamačiau nuotrauką, tai pradėjo seilėtis. Kai paskaičiau receptą, aš apsisprendžiau iš karto, kad šitą receptą aš noriu paviešinti ir pasidalinti su jumis, mėly žiūrovai. Kągi, mums reikės agurkų, avokado, poros saliero, reikės žalėsių, daug žalėsių. Taip pat padarysim tokius kukuliukus, riešutinius kukuliukus, kurie gardins mūsų sriubą iš graikiškų riešutų. Jie yra pamirkyti ir išdžiovinti iš saulėgrąžų ir džiovintų bei mirkytų pomidorų. Gardinsim turbūt, kaip sako, pažiūrėsiu, koks skonis, jeigu reikės, pagardinsim žalia citrina. Ir taip pat, kas nori, labai lėkštę puošia ir kas mėgsta karštai, gali pasismulkinti šito raudono čili pipiriuko. Kągi, pradėsim nuo mūsų kukuliukų, nuo riešutukų. Sudėsim pomidoriukus su visų skysčiu, kad nebūtų per sausa. Tada supilsim saulėgrąžas. Mes naudosim peiliuką S ir sudėsim graikinius riešutus. Kai visą šitą truputį pramalsiu, tada sudėsiu dar ir žalėsius. Štai taip. Veikia. Labai smulkiai nesmulkinu, aš noriu jums parodyti, mėly žiūrovai, kad žinotumėte, tik tai sutrupinu. Dabar įdėsiu porą šakelių krapų, petražolių. Galit piršteliais plėšyti, galit peiliukų pjaustyti, visai nesvarbu. Svarbu, kad jie susismulkintų. Ir įdėsiu žalio svogūno. Žalias svogūnas, jisai pavasarinis, jis yra ganėtinai aštrus, todėl nepadauginkit. Aš tą baltąją dalį palieku į sriubą, o įdėsiu tik tai žalius lapelius, nes jie gana aštrus. Štai. Ir ką, ir dar kartą malsim. Dedam dangtį, užsukam ir malam. Kaip visada dirbant su riešutukais, darant įvairius kukuliukus, masę reikia keletą kartų pamaišyti, nurinkti nuo sienelių, nes smulkintuvas ne visada pajėgus masę surinkti ir vienodai sumalti, patikrinti ir vėl malti. Mano masei trūksta truputį skysčio. Kadangi neturiu mirkytų pomidorų sunkos, aš įpilsiu tiesiog šaukštą, nedaugiau, gyvo vandenuko, kad masę būtų galima padaryti iš jų suformuoti kukuliuką. Dar kartą nuo sienelių nurenkam. Mato, kiekvieną kartą kitoks produktas ir kiekvieną kartą procesas vis skiriasi. Nebijokit žaisti ir daryti ir siekti rezultato tokio, kokio jums reikia, nes kitaip niekad neišmoksit. Štai. Ir dar kartą permalam ir bus viskas.
Na štai, masė darosi vientisa, ko man ir reikėjo. Dabar aš imsiu šaukštų masę. Va, matot, jinai kibi ir limpanti. Ir rankomis padarysiu kukuliuką. Ir dėsiu į lėkštelę. O paskui ją užpilsime sriubytę. O jeigu jums masės liks, nesunaudosit, padarykit kukuliukus ir dėkit į džiovyklę. Sudžiovinkit, bus nepaprastai skanūs maltinukai. Ir galėsit valgyti ir su duonele, ir su salotom, ir kur tik norėsit, jie visur tiks. Kadangi aš net neragavau masės, nes nedėjau nei papildomai druskos, nei kažkokių tai prieskonių, nes šitie pavasariniai prieskoniai žalėsiai yra labai labai skanūs patys iš savęs ir jau čia jiem tikrai nieko pagardinti, nieko nebereikia. Jie labai skanūs. Kukuliukus pasiruošėm, dabar ruošim sriubytę. Mums sriubytėje reikės agurko. Aš jį nulupsiu. Jeigu būtų šviežias, greičiausiai dėčiau su odele. Šitą aš nulupsiu. Nulupkim odelę. Štai. Agurkas paruoštas. Dedam jį į šoną. Dabar smulkinsim žalėsius. Ir aš malsiu pirmiausia žalėsius ir salierą su poru. Nežinot, aš visada pradedu nuo kiečiausių daržovių. Štai. Agurką dėsiu vos ne į pabaigą. Susmulkinam gabalėliais. Dedam į maltuvą. Dabar dėsiu žalėsius. Baltąją dalį vis tik tai aš jaučiu, kad noriu palikti nuo šalyje svogūno laiškų, jinai gana stipri ir aštri, o labai nesinori man šiandien nieko aštraus. Na ir va matot, koks pundelis žalėsių. Krapai, petražolės ir svogūnai. Kadangi koteliai jie ilgai malasi, lapeliai taip pat, nors jie ir ploni, bet ganėtinai kieti. Vis tik tai dar ne pavasaris, reiks išlaukti. Štai visą tą. Dedam į maltuvą. Štai. Dar porą papjaustysiu. Nes poras yra kaip tik viso šito mišinuko kaip ir karalius. Ir dar porą aš pasiliksiu porą griežinėlių papuošti lėkšteliai. Štai taip. Atidėsiu į šoną ir jūs tą patį galit padaryti. Aš manau, kad man užteks. Štai. Įpilam truputį vandenuko, kad galėtume malti. Nepilkite daug, nes agurkas bus skystas, tai kad nenuskystintume sriubytės. Ir malam. Susmulkinam. O dabar malam. Dabar sudėsim agurką ir dar kartą permalsim. Dedam griežinėliais supjaustytą agurką. Ir dabar jau galėsit, agurką sumalę, galėsit ragauti ir žinoti, ar norit ko nors dėti papildomai, ar jau viskas, ko jums reikia. Ir galiausiai, kadangi tai yra agurkų avokadų sriuba, mes dar įdėsim ir avokado. Nors visumoje paėmus jis yra ir atrodo, kad ganėtinai minkštas ir pagal uodegėlę turėtų būti nunokęs, bet šitas avokadas nėra visiškai pilnai minkštas, kad galėčiau jį išskopti. Ką aš padarysiu? Kaip visada, žinot, yra išeitis. Aš jį paprasčiausiai nulupsiu peiliu. Galėtų būti labiau nunokęs, stenkitės ieškoti
Nes į sriubas ir guacamolį tinka tik nunokę, visiškai nunokę avokadai. Štai. Ir ką padarysim? Susmulkinsim. Štai taip. Ir sudėsim į sriubą ir sumalsim. Ir tai duos suteiks tekstūros, minkštumo ir purumo mūsų sriubai. Taip pat nereikės jokių papildomų riebalų. Mūsų sriuba paruošta. Dabar ką aš padarysiu? Aš paragausiu. Ir aš noriu dėti papildomai kažko. Labai gaivi, stipri ir aromatinga. Man trūksta truputį žalios citrinos sulčių. Aš įpilsiu. Jeigu jūs bijot svogūno aštrumo, dėkit daug mažiau svogūno laiškų. Arba nedėkit laiškų, o dėkit tik tai porą. Nes jums gali būti per aštriai. Aš tai mėgstu aštriai. Išmaišykim. Sriubytė paruošta. Mes turim indelį jau lėkštę su kukuliukais. Ir jinai tirštoka, aš dar ką padarysiu, aš dar įpilsiu truputį vandens ir dar kartą išmaišysiu. Tada bus jinai tikrai labai panašiai į sriubą. Gaivi agurkų, avokadų sriuba su kukuliukais. Ačiū ponai Linai, ačiū Jums, kad žiūrėjot laidą ir geriausios kloties gaminant skanią agurkų porų su avokadų sriuba. Sudie, iki sekančio.